sveiki visi, sveikinuosi servise 007 Landi Renzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Na ir šį kartą joks nesurprizas, bet norim pristatyti ir pademonstruoti dar vieną Landi Renzo dujinės įrangos montavimo atliktą darbą. Tai yra 2021 Jeep Grand Cherokee automobilis 3,6 pentastaras. Prieš dujinės įrangos montavimą buvo pakeistos žvakės, solenoidų tarpinės ir sumontuota be abejonės po visko Landi Renzo kokybiška itališka sistema, apie kurios komponentus truputėlį papasakoju. Taip pat valdymo blokas šitoje vietoje, OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Kaip matot, nesunkiai prieinamas, tiek vožtuvo valymas, tiek filtro keitimas skystos fazės bus atliekamas aptarnavimo metu. Dujinės įrangos reduktorius Landi Renzo Li10 Turbo Oversize galingiausia bei našiausia šio reduktorio versija štai čia. Dujinės fazės filtras, slėgio davikliukas ir Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas pilnai savo vietose, be jokių pakelimų, be nieko, be jokių pjaustimų. Viskas gražiai praeina, užsidaro taip, kaip turi užsidaryti. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai jau begalę kartų kartojosi, dešimtis kartų jau demonstravom tiek Jeep Grand Cherokee modelius, tiek Pacificas, tiek Durangus, tiek ir Cherokee, ne Grando versijas. Yra atliekami, reiškia, darbai mūsų dirbtuvėse pagal aukščiausios kokybės standartus. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dujinės įrangos laidynai yra visi grupuojami, parenkami tinkami jų ilgiai, jie yra įvelkami į apsauginės gofras ir tos gofros yra izoliuojamos. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Visi laidai, kaip minėjau, skirtingo storio gofras įvedami ar ne, yra naudojamos taipogi teflonų dengtos dujinės žarnos. Tai reiškia, kad jokių kvapų netgi karštą dieną nei variklio skyriuje, nei aplink automobilį, nei salone be abejonės dujų nebus. Yra naudojamos specialios apsauginės gofros, identiškos gamykliniam, spiruoklinės sąvaržos, kaip yra naudojamos gamykliškai, taip ir mūsų dujiniai sistemoje, jos visur yra naudojamos spiruoklinės, tam, kad tų problemų nebūtų, jokių, kaip minėjau, prasiskverbimų ir kvapų. Na, viskas švaru gražu, taip kaip ir turėtų būti po kiekvieno dujinės įrangos montavimo darbo atlikimo, ar ne? Tai apie variklio skyrių tiek. Dujų perjungimo mygtukas, pavadinkim taip jau turbūt pusiau standartinė vieta, nes 8 iš 10 jie montuojasi štai čia, likę 2 montuojasi arba kairiau vairo, arba centriniai konsoliai, ypatingai jeigu tai yra Dodge Durango, bet pati populiariausia vieta bent jau mūsų dirbtuvėse yra čia. Yra sumontuojamas apvalus gražus mygtukas su guminiu apvadėliu, labai gražiai atrodo, puikiai neblaško, neakina, gerai matosi, tikrai gera vieta. Pildymas prie benzino užpildymo vietos, kamštelis taipogi telpa, jeigu norim užsukam, jeigu nenorim nesukam, nerūdijančio plieno varžtai, tam, kad nebūtų jokių korozijos židinių, viskas gražiai, tvirtai, iš kitos pusės jokiais nesavisregiais, jokiom nesąmonėm, viskas labai tvirtai laikosi, gražiai užsidaro, pasislepia štai taip. Dujų balionas Jeep Grand Cherokee modeliuose montuojamas Bormecho, kokybiškas, 80 litrų balionas čia telpa puikiausiai, kaip matot šone išlieka ir daiktadėžės, ir dar aplink balioną šį bei tą galima pasidėti, viskas gražiai užsidengia, užsidaro, lygu gražu taip, kaip ir turi būti. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landi Renzo sistemos montavimą servise 007 Kaune į Jeep Grand Cherokee automobilį. Jei kažką planuojat panašaus įsigyti, ar ateityje, ar jau turit, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.